Kartago Nova 3 žvaigždučių viešbutis Susana Merezme. Oi, atsiprašau, Santa Susana miestelėje. Antra pusgatvės, va čia matosi yra geležinkelio linija, o už jos jūra. Tai prie jūros einama požeminė perėja. Viešbutį yra netgi disko. Nedidukė teritorija, gultai matau tvarkingi. Vaikų baseiniukas 45 cm gylio. Viešbutis priklauso Alegria tinklui. Tinklas yra neblogas, maistas Alegrijas yra geras. Šalia yra lobby baras. Toks lobby baras yra paprastas. Kartago Nova restoranas pagrindinis. O, kaip smagiai tvarko. Ole. Ole. Restoranas šviesus. Baldai tvarkingi. Nu, kuklus, paprastas, čia 3 žvaigždutės. Tai viskas kaip ir gerai. Su vaizdu į baseiną ir į pagrindinę gatvę. Premium room su direct view, su tiesioginiu vaizdu į jūrą. O, kambarys tai tikrai tvarkingas. Spinta atvira. Šaldytuvo kambaryje netgi mokamo nėra. Tai klausimas, kur laikyti vyną. Teritorija iš viršaus, tai teritorijos tiek ir tėra. Ir va, čia labai gerai matosi jūra, visa pakrantė ir geležinkelio linija. Taip, kad kambarys su vaizdu į jūrą bus su vaizdu ir į geležinkelį. Kambarys renovuotas, kambarys jaukus. Šiaip tai fainas, tikrai kambarys. Ir tas viešbutis yra 3 žvaigždučių. Tai kaip 3 žvaigždučių tikrai viskas liuks. Ir jeigu ruošitės keliauti, arba tiesiog norisi jūros, tai labai labai fainai. Ir dar vienas Kartago Nova kambarys. Aha, čia jau kitoks, nėra tos gražaus spinto dalyko, senesnio dizaino kambarys. Tai reziumuoju, premium kambariai yra renovuoti ir tikrai stilingesni, o standartai va tokie seni, paprasti, bet šiaip tai viskas padažyta, nenudrožta, tvarkinga ir vaizdas į Santa Susana miestelį va ten tolumoj ir į Sartus dirvonus. Ir standarto vonia, vonios kambarys yra renovuotas, tvarkingas, visiškai toks pat kaip premium kambario.